Sveiki mūsų mažieji futboliuko dalyviai. Štai ir turime mes ketvirtą futbolo atstovą, Šarūną, kuris mums daugiau papasakos apie teisėjavimą. Šau. Labą dieną, vaikai. Turėsim kažkokių daugiau pokalbių šiandieną. Gal kiek įdomesnėm temom, ne tai, ką jau turėjot. Mano žiniomis jūs turėjot pasišnekinę ir salės futbolo teisėją, ir turėjot paplūdimio futbolo teisėją. O aš šiek tiek pašnekėsiu apie dar vieną pusę, tai yra kaip tapti teisėjų, kaip prisijungti prie mūsų ir kas visgi laukia jūsų tapus to teisėjų. Gal mūsų mažiesiems dalyviams būtų įdomu sužinoti, kas Šarūnai tu iš vis esi teisėjavime. Nes žinau, kad šiuo metu esi ir teisėjų inspektorius, bet manau, kad tavo yra ir plačiau. Teisėjame, kaip ir kiekvienoje organizacijoje, yra žmonės, kuriem tenka užimti vadovaujančias pozicijas. Tai šiandien dienai yra toksai federacijų teisėjų departamentas, kuris rūpinasi visais teisėjų klausimais. Tai ir mūsų mokymo organizavimai ir panašiai, tai man tenka tam departamentui vadovauti. Turėjome 3 svečius iš futbolo teisėjavimo srities, tai buvo Dominikas, Vitalijus Gomolko, Dovydas ir jie būtent vienas paplūdimiu, kitas futsalo didžiajam futbolo teisėjavime teisėjauja, papasako apie savo karjerą, kaip ją pasiekė. Tai dabar būtų įdomu sužinoti iš tavęs, Šarūnai, kaip tapti teisėju ir kas juo gali tapti. Iš tikrųjų, žiauriai faina tema ir noriu visus vaikus prisijungti ir pabandyti šitą profesiją. Ją tampama labai paprastai, galima keliais būdais, tai dabartinis visas jaunimas labai mėgsta socialinės erdvės. Mes turime savo LFTA vadinamai, tai Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos tinklapį, tiek visose socialinėse erdvėse, ten ją galite rasti, per tą tinklapį galite su mumis sukontaktuoti, su jumis susisieks ir jums atrašys žmonės, kurie atsakingi už tai, taip mumis pasieks jūsų kontaktai. Dar viena iš galimybių tai yra mūsų Lietuvos futbolo federacijos internetiniai svetainiai. Ten taip pat yra nuoroda tapti futbolo teisėjų ir paspaudus tą nuorodą iškris tokia nedidukė forma, kurią supildžius vėlgi mes su jumis sukontaktuosime ir pakviesime prie mūsų prisijungti. Kas gali tapti futbolo teisėjų? Tai tiek mergaitės, tiek berniukai, visiškai nesvarbu kuris. Amžiaus cenzas pas mumis yra daugiau mažiau taip apie 13 metų turėtumėm turėti, kad galėtumėm pradėti teisėjauti. Kodėl? Nes žemiausias lygmuo, kur mes teisėjavom, tai yra 9, 10, 11 metų vaikai. Natūraliai teisėjas truputį vyresnis jau yra gerai ir ten patys tie pirmieji žingsneliai jie būna žengiami. Tai dar kartelį noriu visus pabandyti prisijungti prie mūsų, išbandyti šitą profesiją. Nėra nei lengva, bet jinai turi savotiškų žavesio ir ten tikrai galime rasti kažką įdomu. Mes turime aibę kursų, įvairiausių užsiėmimų, kuriuos mes pradedam nuo pat mažumės. Tai reiškia, turime tuos vadinamosius D lygio seminarus, tai yra pirmus žingsnius teisėjame žengiantiem jaunuoliam ar mergaitėm, ten supažindam su visais pradmenimis. Susipažinę su pradmenimis mes turime kursus, kurie jau būna skirti šiek tiek pateisėjavusiems, pavadinkim taip, jau kažkiek patirties įgavusiems teisėjams. Tada ta analizė jų darbo ir žinių pateikimas kaip ir mokykloje. Klasės kyla, tai lygiai taip pat čia pradedam duoti jau daugiau detalesnę, sudėtingesnę informaciją. Ir tie kursai tęsiasi per savo lygmenis, kiekvienais metais turime kiekvienam lygmeniui skirtų kursų. Tai jeigu mes turime 8 per metus kursus skirtus pradedantiesiam, tada turime 3 kursus skirtus jau šiek tiek pažengusiem, dar 3 turime pirmos lygos teisėjam ir dar 3 turime pačios aukščiausios lygos teisėjam. Teisėjai, kaip žinot, būna ir FIFA kategorijos, tai yra tarptautinė kategorija. Tokius kursus jau organizuojam ne mes, jau yra didžiulė pasaulinė organizacija, kuri vadinasi UEFA, jinai mumis visus apjungia ir ta organizacija organizuoja jau tarptautiniam teisėjams skirtus kursus, kurių metu ten jie gauna vienokių ar kitokių žinių. Taip pat turime 3 fizinio pasirengimo normatyvus per metus, kiekvienais metais. Tai 2 kartus mes laikome vienokio tipo normatyvą, o 1 kartą kitokio. Tai 1 kartą mes bėgam ratais, o 2 kartus bėgiojam ten aikštį, labai įvairius pratimus darydami. Tai tam, kad galėtume tiem normatyvam pasiruošti, mes turime išlikti tikrai fiziškai aktyvus, mes turime sportuoti, stengtis, prisižiūrėti, nes jeigu tu nesportuosi, tau gali ir nepasiseks tais normatyvais.
Tai mes labai skatinam nuo pat mažens būti aktyviam fiziškai, bėgioti daug, ypatingai sprintai, ištvermė, mes bėgam pagrinde, mums nereikia šokinėti, nereikia tūpti, mes bėgam ir bėgam ganėtinai daug. Kamuolį mes nespiriam, mes žiūrime, kad žaidėjai tvarkingai kamuolį spirtų, bet bėgam mes labai daug. Tai tada vadinasi, kadangi turit fizinį pasirengimą, mūsų mažieji futboliuko dalyviai lygiai taip pat sportuoja su savo mokytojom per fizinio ugdymo pamokėlės, irgi ruošiasi, jie varžybėlėm aktyviai gyvena, tai įdomu būtų sužinoti. Vis dėlto futbolininkai atrodo lygtais daugiau bėgioja negu futbolo teisėjai, bet ar esat kada skaičiavę, kiek futbolo teisėjas nubėga per vienerias rungtynės kilometrų? Tokios jau visai tikslios statistikos galbūt nėra, jinai yra daugiau apytikslė, ne? Tai norėčiau palyginti su futbolo žaidėjai. Futbolo žaidėjai dažniausiai žaidžia pozicijose savo, ne? Yra puolėjai, yra saugai ir yra gynėjai. Tai teisėjai, jisai yra vienas ir jam tenka bėgioti per tą visą aikštę jau vienam. Tai labai vidutiniškai futbolo teisėjas priklauso žinoma nuo rungtynių lygmens, tai galbūt vaikų futbole šiek tiek mažiau, vyrų futbole šiek tiek daugiau, bet tai turėtų gautis tarp 8 ir netgi 14 km. Tai neretas atvejis, kad teisėjas labai aktyviuose gyvose rungtynėse nubėga stipriai didesnį atstumą negu žaidėjas. Kaip ir minėjau, jeigu žaidėjas jisai bazuojasi daugiau mažiau savo trenerio užduotoj zonoj, tai teisėjas turėtų visą laiką turi padengti visą aikštelę ir jam tenka kursuoti neretai tos atstumus nuo vienos aikštelės galo iki kito. O futbolo aikštelės matmenis vaikai mes žinom, tai yra turim užduotėlę, mums reikėtų pažiūrėti futbolo aikštelės matmenis. Jeigu pasižiūrėtumėt, koks yra ilgis, tai suprastumėt, kiek kartų teisėjui reikia perbėgti tą aikštelę per rungtynės, bėgam kokią turbūt 100, galbūt ir 200 kartų per tą aikštelę, pasižiūrėkit, koks yra jos ilgis ir suprasite, kokį atstumą mes didelį bėgam. Užsiminėte apie FIFA kategoriją teisėjų, tai reiškia yra tai aukščiausia FIFA kategorija, kurią gali įgyti teisėjas. Tai vadinasi, jeigu atėjęs mūsų jaunasis jaunuolis į futbolo treniruotės, jis visai ką išsikelia tikslą, kad jis bus kažkada futbolininkas. Žais arba už klubo pagrindinę komandą, arba norės žaisti už Lietuvos rinktinę ir atstovauti savo šalį. Tai aš kiek suprantu, teisėjo pirmieji žingsniai būna, jeigu jisai ateina susipažįsta su futbolu, įgyja žinias, jo dažniausiai būna tikslas pasiekti būtent FIFA kategoriją, kad galėtų būtent ir teisėjauti tom rungtynėm. Taip, tai yra rungtynės, kaip ir minėjot, yra rungtynės nuo pat žemesnio lygio iki labai jau aukšto, iki nacionalinės rinktinės, tai lygiai taip pat yra teisėjai. Jeigu vaikų ir jaunių čempionatuose mes ir teisėjam, tie vaikučiai, kurie mes pradėjom teisėjauti, mes ten, kaip vaikai mokosi žaisti futbolą, taip mes ten mokomės teisėjauti, klystam aišku, iš tų klaidų pasimokom, turim tos mokytus, kurie prižiūri mumis, turim mentoriai vadinamieji. Tai mes ten mokomės, tada mūsų po truputėlį lygis kyla, išlaikome fizinio pasirinkimo normatyvus, mes turime ir teorijos egzaminus, beje. Teorijos egzaminas yra taisyklės laikome, yra tokia taisyklių knygutė futbolo ir iš tos knygutės vaikai turime vieną dar užduotėlį. Kiek futbolo taisyklių yra knygutė? Pažiūrėkit ir atsakykite man šitą klausimą. Tai turime taisyklę futbolo, turime teorijos egzaminą. Tai egzaminas susidaro iš 20 klausimų, mums reikia atsakyti 20 klausimų, galime suklysti 3 kartus. Tai reikia 17 atsakymų pasakyti teisingų. Kas liečia biškutį nušokų, tai mums bekyla kategorijai, tenka išlaikyti fizinio pasirengimo testus, tenka išlaikyti teorijos egzaminus, tada mes jau pasijungim teisėjauti aukščiau. Ir kaip minėjau, yra virš jau Lietuvos futbolo federacijos stovinti aukščiau esanti organizacija, yra UEFA ir FIFA, jos išduoda tarptautinę kategoriją. Kad pasiekti ją, mums reikia labai nemažai darbo, turime tam tikrą kokybę parodyti, įgyti patirties tam tikros kiekvienam žingsnelėje, tai yra toj kiekvienoj lygoj. Ir pasiekus šią kategoriją mes galime gauti jau paskirimus teisėjauti nacionalinės rinktinės, tarptautinės, galbūt čempionų lygas ir panašiai. Čempionų lygos rungtynės ar nacionalinės rinktinės rungtynės, kuriuose Lietuva neseniai žaidė, turėjome puikias rungtynės, Olandija, labai daug emocijų, labai buvo faina, tikiuosi nemažai vaikų buvo stadione, nes tikrai atmosfera yra beprotiškai faina. O būti ten viduryje, atsistoti ir vadovauti visam tom reikalui yra tikrai nuostabu. Šiurpuliukas truputėlį bėga, ne kaip pasakai. Tai
tarptautinė kategorija jinai va leidžia teisėjau tokiuose renginiuose, kaip nacionalinių rinktinių rungtynės ir panašiai. Tai žinoma, ją pasiekti yra įdėti labai daug darbo reikia, bet tai visą tai yra padaroma, ypatingai jeigu tuo domimasi nenumetama siekiama, tai tikrai galima pasiekti ir tada būna nuostabiai smagu, galimybė pamatyti ir pasaulį, tu išvažiuoji, pamatai daug šalių ir daug rinktinių ir tie žaidėjai, kuriuos jūs matote dažnai per televizorių, tu eini ir jiem paspaudi ranką ir labą dieną ir pasišneki ir matai, susipažįsti kaip su žmonėm, treneriais, kitais teisėjais. Na, tai nuostabi atmosfera, iš tikrųjų labai, labai graži bendruomenė ir labai smagu būti jos dalis. Žinom, kad esat futbolo teisėjų inspektorius. Taip. Ką tai reiškia ir kas per tai yra sritis tokia? Ką jisai daro? Kaip ir visi vaikai mokyklose, turite mokytus, ne? Tai mokytas rašo jums pažymis ir vertina jūsų darbą. Tai futbolo teisėjo inspektorius, jis lygiai taip pat, jisai vertina teisėjo darbą rungtynių metu. Mes taip pat turim 10 balų sistemą ir rašome pažymis. Nuo jūsų gauto pažymio priklauso, ką jūs galėsite teisėjauti toliau. Jeigu jūsų pažymys yra geras, tai jūs galite toliau teisėjauti sekančias geras stiprias rungtynės. Jeigu pažymys netoks geras, galite rungtynių į lygą pasileisti ir žemiau. Jeigu jūs teisėjot labai gerai, tai teisėjot toj lygų, kur teisėjot arba kylat aukštyn. Jeigu teisėjot prasčiau, reiškia, jūs einate vieną klasę žemyn, pavadinkime tai. Tai yra inspektorius, tai yra tas žmogus, kuris vertina teisėjo darbą rungtynėse. Tai po to rašo ataskaitą, rašo pažymį, sako pastabas. Jis yra savotiškas mokytas, nes po rungtynių mes visą laiką ateinam pas teisėjus į rūbinį. Kaip inspektoriai mes turime dažniausiai kompiuterį jau pasiruošę iškirpę klipus, kuriuose matome ten teisėjo labai geras sprendimas, pavyzdžiui. Tai va pasakai, žiūrėk, super, čia labai faina, labai gerai. O kartais būna tas sprendimas ir nelabai geras, ne, kai skaičiuojam kažkur 2+2 pasakom 5. Tai tada mes parodom, kad žiūrėk, čia ne 5, čia 4 turėtų būti. Tai va taip panašiai kažkas toj temų ir vyksta.